Labas vakaras. Intravertas ir ekstravertas. Nugirdau tokią nuomonę, kad ir vienas ir kitas gali būti tiesiog kraštutinumai. Ir pagalvojau, kad iš tikrųjų. Nes jeigu žmogus yra stipriai linkęs į intravertiškumą, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis yra jautrus aplinkai, kaip pavyzdys, ne? Čia vienas iš variantų. Ir kai jis yra tarp didesnio kiekio žmonių arba kažkokio aplinkoj ir dirgikliai aplink jį esantys jį dirgina labiau negu kitus, nes jis yra jautresnis. Viskas, jis yra intravertas. Ir dabar kokioj skaliai tas jo jautrumas? Gali būti tokioj, kad jam jau ten bet koks menkniekis trigerina ir automatiškai jam būti namuose tada yra geriau negu būti aplinkoj, kuri jam pastoviai iškelia nemalonų jausmą. Tai va, ir šita būsena pas daugą varijuoja. Tai reiškia, aš galiu ten iš intraverto kažkokiuose situacijose pereiti į ekstravertą. Tada, kada man yra saugu, tada, kada aš kažkaip jaučiu tą energiją tokią pozityviai iš vidaus einančią gerą nusiteikimą, kažkoks būna būsena, gal kažkokia fainesnė, gal labiau užsienergizavęs ir panašiai. Tai reiškia, tai valdas, nes daug kas tarsi kaip etiketė, va, viskas, aš esu toks. Ir kartais net ne tik kaip etiketė, bet kaip ir pasiteisinimą. Aš esu girdėjęs, kad, pavyzdžiui, merginos sutikinėja su vaikinais ir sako, ai, čia, intravertas nieko vertas. Tai buvo toks surima, nes atvažiuoja vaikinas, ai, sako, žinok, aš intravertas, aš, nenoriu važiuoti kavinę, ten kažkaip man čia gerų mašinoj. Ir tokių prisigalvoja, kur iš tikrųjų gali būti kaip, pasiteisinimas, kaip koks, čia. Ir tarsi vienas dalykas patys savo uždeda ribą, kad netobulėti, o kitas dalykas bando ir prieš kitą žmogų taip atrodyti, kad, tu manęs neprašyk, nes aš čia intravertas, tai man, tu čia kažkokią vos ne dabar keli man, prievartą, kad prašai iš manęs kažko, ne? Ir kitoj medalio pusė yra ekstravertas. Tai irgi gali būti kraštutiniškai sustiprintas ekstravertas, kuris, jeigu būna namuose vienas, jam per daug kyla iš vidaus, iš apačio vidaus kažkokią negerą jausmą, kažkokių minčių, ir jam geriau eiti bet kur, kad tik nebūtų vienam. Ir kalbėti bet ką, kad tik netylėti, nes iš vidaus eina toks srautas nemalonus, kad geriau bet kas, bet ne iš vidaus einantis srautas. Tai va, čia toks perteklinis ekstravertas, kur žmonės jau galvoja, jeigu man tas žmogus skambina, kažką čia jau nekelsiu arba bus iššūkis išklausyti iki galo jį. Tai va, tai šitie du dalykai. Ir iš tikrųjų yra geriausia, kai žmogus moka valdyti abi šitas savybės. Reiškia, reikalui esant, jis gali išbūti namuose ir ramiai susikaupti tai, ką reikia susikaupti ir atlikti iki galo. Tai reiškia būti neblaškomas to vidinio minčių srauto. Kas ekstravertui dažnai būna? Ir persijungti tada, kada reikia iš intraverto į ekstravertą. Tai reiškia, jeigu reikia įti kažkokį vakarėlį, į kažkokį seminarą, į kažkokią, bet kur yra žmonių kompanija, arba ten kažkokios situacijos nemalonės, jis tiesiog persijungia, randa tą būdą, randa savo metodą, kaip jam patogu įeiti į tą tokią visai kitokią energiją, drąsesnę, tokią, kuris nieko nebijo, tokią, kuris gali atsipalaiduoti ir būti tame, dalyvauti tame. Ir iš tikrųjų, kai žmogus moka taip perjunginėti, jis nebėra apsiribojęs tik tuo arba tik tuo. Jis yra ir tas, ir naudoja pagal poreikį intravertiškumą ir ekstravertiškumą. Tai iš tikrųjų tai yra dalykas, kurį galima išmokti. Ir tik labai išskirtiniais atvejais to negalima išmokti. Išskirtiniais, labai kraštutiniais, kažkokiais, kur ten jau visai ten kažkas. Bet irgi galima kažkokiose ribose tą pradėti reguliuoti, suprantant, kad tai yra įmanoma ir neužbrėžiant savo, kad viskas už tos ribos čia jau nieko, čia jau viskas mano ribotumas, aš tik tiek galiu, toliau neprašykit ir pats nenoriu, nes man čia gal taip ir patogiau. Tai jo, čia.